Laba diena. Nu, kadangi šias laikas populiarėja žuvinsveriama visokiai, net žmonės važiuoja į Šilutę, važiuoja į Šauklius, kurį žuvinsveriam čempionatą nemokam sriubyti. Tai gal pabandykim pats pasidaryti žuvelis. Nu, šiek tiek tų produktų reikės ir pabandom mes visko susidėlioti. O čia superinis nusausinams žuveis ir sumalont. I dabar tepa somal par mēsmaļu žuvi, un tad prieskuņu droskas, ēkolda kiaušiņus, pakepīļus morksus vagūnās īdad, nu i žalumīnu šiokiu tokiu. Tam dēļ gerā pādēd tas aparats susimalti visko. Nu, to ārpaklaus čia mīnkīs visks, pājam 4 no tēmīs, ant supjausus smulkin, un pilvas tarkēlis veina. Ir apipils dabar verdant undinėliu ir darysim iš to novarą. Faršus paruošs, o į novarą dar paminės, ką reiks susidėti biški droskas, peperus saldiusius, lauras lapus, įsipiltaus tark ir dėti cukraus vien šaukštą. Nu vat, pasiemam 4 indėlį, pasidedam doršliuokį, vis to novarą, išpilam į 4 indėlį, į kas dar geras žuvelis, be ašak visko surakinėjom, sumetam į tokiet katalą, kur virs toliau viskas. Nu, pasigatavėjom novarą, ir dabar sudėsim grietin, kad pradės kaistant daug bulvelis ir daržovis. O paskiau, kad atvers, dėsim frikadelis ir dėsim lydyti sūrį. Nu va, kad vandenėlis atvers, pasigatavėjau tas frikadelis ir dės frikadelis ir neužmirškim užpilto lydyti sūrį. Ir tada atstājau kiekviens pagal savam ir droskēlis pagal savam, o ja vandens trūkst, sudėjus visko, tad užpilkit virint vandens, jau bus viskas liuks. Darbėlis baigts, nu ir skanaujam. Dalinkiamos, vaišinkiamos, bus gerai viskas.